Sveiki, šiandien pristatysiu savo darbą tema mikrovaldiklių programavimo ir robotikos mokymosi nuotoliniu būdu galimybės. Ši tema yra ypač aktuali šiandien, kai technologijos tampa neatsiejama tiek darbo rinkos, tiek švietimo dalimi. Šiandien aptarsime darbo tikslą ir uždavinius, robotikos poreikį šiuolaikinėje visuomenėje, nuotolinio mokymosi naudą, virtualias priemonės naudojamas robotikos mokymuisi, Lietuvos problemą, pasiūlysime sprendimą bei galiausiai aptarsime išvadas. Šio darbo tikslas yra išanalizuoti mikrovaldiklių programavimo ir robotikos mokymosi nuotoliniu būdu galimybes. Šiam tikslui išsikeliame uždavinius, tai yra pirmiausia išanalizuoti mikrovaldiklių programavimo ir robotikos mokymosi poreikį, tuomet apžvelgti nuotolinių mikrovaldiklių programavimo ir robotikos mokymosi tinkamas priemonės ir galiausiai išanalizuoti, kokios problemos kyla Lietuvos mokyklose ir kaip jas būtų galima spręsti. Robotikos mokslas yra aktualus šiuolaikinėje darbo rinkoje, įmonės vis daugiau procesų stengiasi automatizuoti, todėl robotikos bei mikrovaldiklių programavimo gebėjimai yra ypač vertingi. Robotikos mokymasis mokykloje lavina inžinerinį mąstymą, ko pasėkoje vaikas dažniau renkasi programavimo ar inžinerinės studijas, todėl šios specialybės yra ypač paklausios šių dienų rinkoje. Taip pat mokytis robotikos vaikams yra truputėlį įdomiau nei kitas mokslo sritis, nes robotika suteikia momentinį rezultatą. Tai yra sėkmingai atlikus kažkokią užduotį, pavyzdžiui, robotas pakelia ranką, tai sukelia padidėjusią motyvaciją. Nuotolinio robotikos mokymosi privalumai, tai žinoma yra lankstumas, galimybė mokytis bet kada ir bet kur. Taip pat, naudojant virtualias priemonės nereikia fizinės įrangos, tai leidžia mokymo įstaigoms sutaupyti lėšų. Mokiniams lengva sugrįžti prie sudėtingesnių temų, kad įsitvirtinti žinias. Ir taip pat mokiniai mažiau bijo eksperimentuoti, nes negali sugadinti elektronikos. Naudojamos virtualios priemonės, tai turbūt populiariausia platforma yra Tinkercad Circuit, leidžia programuoti su Arduino bei kitomis populiariomis elektronikos plokštėmis. Panaši alternatyva irgi labai gerai pritaikyta pradedantiesiems yra Vokvi. Proteus platforma truputėlį skirta sudėtingesniam mokymuisi, sudėtingesniems eksperimentams, galbūt labiau tinkama universitetiniam lygiui. Ir taip pat VexCode VR jau yra grynai robotikos, leidžia valdyti bei programuoti robotus. Lietuvoje susidurime su tokiais iššūkiais, kaip nelygios galimybės tarp mokyklų, tai ne visos mokyklos turi vienodą finansavimą bei partnerius, todėl vienos mokyklos turi daug fizinės įrangos arba turi tam tikras robotikos mokyklas kaip partnerius, kurie atvyksta į mokyklą ir rengia užsiėmimus mokyklose, kitos mokyklos to neturi. Robotika ir mikrovaldiklių programavimas nėra įtraukti į formalų švietimą, todėl ne visi informatikos mokytojai turi kompetencijas tam mokyti. Bei taip pat nėra sukurto vieningo kurso, kas reiškia, mokykloms reikia įdėti nemažai pastangų, kad būtų galima įtraukti šį dalyką į savo mokymo programą. Siūlomi sprendimai būtų naudoti virtualias priemonės, tokias kaip Tinkercad Circuit. Mokyklos sutaupytų daug lėšų, nes nereikėtų fizinės įrangos, todėl robotikos mokyti galėtų visos mokyklos. Taip pat leidimas mokiniams pasiekti virtualią mokymosi aplinką, tai yra nuotolinis asinchroninis mokymasis, motyvuotų mokinius ir populiarintų šią sritį tarp mokinių dėl savo patogumo. Na ir be abejo reikėtų sukurti struktūrizuotą bei lengvai sekamą mokymosi programą pradedantiesiems, kad mokyklos galėtų lengvai integruoti į savo programas. Galime pateikti tokias išvadas, galime teigti, kad robotika yra svarbi ir neatsiejama dalis šiuolaikinio technologinio raštingumo. Virtualios priemonės gali suteikti galimybės mokytis neturint fizinės įrangos. Turbūt didžiausia problema Lietuvoje yra mokyklų nevienodos galimybės mokyti robotikos.
Na ir žinoma, virtualių priemonių naudojimas gali palengvinti robotikos mokymąsi Lietuvos mokyklose. Ačiū.